Globali ekonomikos krizė skaudžiai palietė Lietuvą ir kiekvieną iš mūsų. Silpnėja Lietuvos ūkis, bankrutuoja bendrovės, auga bedarbių gretos, didėja socialinė įtampa, o pasitikėjimo rodikliai valstybė krinta kone kasdien. Apie krizės priežastis ir įtaką valstybės stabilumui kalbame su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, akademiku, profesoriumi, habilituotu mokslų daktaru Antanu Buraču. Daugelis problemų vis tik susiveda į valstybės stabilumo užtikrinimą. Po tos visos kirklianos, kai liejasi pažadai vieni po kitų ir skirtingiausi per tą pačią dieną, tai be abejo žmonės neteko pasitikėjimo valdžia ir atgauti tą pasitikėjimą labai nelengva, juolab, kad būtent finansų krizė palietė jau ir Lietuvos ekonomiką, ir kiekvieną žmogų, ir praktiškai tada labiau išaiškėja ir kitos problemos, kurių valdžia nesugebėjo vis tik tai spręsti laiku. Daugelį Lietuvos gyventojų itin papiktino dabartinės valdžios sprendimas didinti mokesčius. Kad tai nedavė apčiuopiamos naudos biudžetui, dabar pripažįsta ir ekonomikos ekspertai. Manyčiau, kad vis tik tai mokesčių įvedimas buvo reikalingas. Tačiau negalima buvo taikyti taip tiesmukiškai. Kaip minėjau, svarbiausias principas yra tas, kad sakykime, vergovinė arba baudžiavinėje santvarkoje irgi buvo apmokestinami vargoliai, neturtingieji. Ir vis tik sugebėdavo statyti tokius valdovų rūmus, karaliai ir panašiai. Bet dabar kiti laikai ir negalima tikėtis, kad modernios valstybės poreikius galima bus tenkinti iš vidutinių ir mažai uždirbančių žmonių. Negalima daryti išlygų, lengvatų turtingoms firmoms, jų vadovams ir jo labiau, sakykime, visi žinom, kad nuo mokesčių nuslepiamas turtas pasirodo realiai kaip nekilnojamas turtas, pasirodo kaip kitos didelės sukauptas vertybės, pirmiausia, aišku, vertybiniai popieriai ir reikia jos sekti, apmokestinti kaip visam civilizuotam pasauliu, stebuklų nebūna. Žiūrėkit, kaip įdomiai gaunasi. Kiekviena valdžia faktiškai vis tik tai šneka apie socialinės reformas, kitus dalykus, o realiai, kai mes pažiūrime, kiekvienai valdžioj kontroliuojančias pozicijas užima tie žmonės, kurie turi daug turto. Pasikeitė Kirkilo vyriausybė, atėjo Kubiliaus, reiškia, pakeitė socialdemokratus konservatoriai, o realiai nieks nenori turto apmokestinti. Visi šneka, kad tai nepatogu, neduos efekto, bet tai atleiskit, jeigu tas efektas toks mažas, kodėl visas beveik be išimties pasaulio šalis tą taiko. Realiai tas vis tik yra labai svarbus įplaukų šaltinis, reikia mokėti tik tai pradėti kontroliuoti žmonių deklaruojamas didžiasias pajamas. Negalima daryti išimčių, aišku, bendrovėms taip pat. Daugelis verslininkų dejuoja, kad verslo kreditavimas mūsų šalyje pasiekė kritinę ribą. Įmonės nebeturi apyvartinių lėšų sumokėti tiekėjams, darbuotojams, tad yra priversti mažinti gamybos apimtis ar net stabdyti veiklą. Finansinės krizės pasekmės galbūt skaudžiausios verslui yra tos, kad bankai net tie, kurie sugebėjo neįklimpti į abejotinas paskolas arba jos nepadarė milžiniškų nuostolių, vis tik realiai bijo skolinti dėl to, kad pasidarė ypatingai smulkus vidutinis verslas nelabai patikimas grąžinti. Neaišku, ar pavyks parduoti produkciją, labai pablogėjo eksportas ir aišku, tai automatiškai atsiliepia į faktiškai galimybės imti kreditą, plėtoti verslą, apyvartinių lėšų trūkumas iš karto stabdo galimybės inovatyvius įvairius pertvarkymus įgyvendinti.
Dalis valdančiosios koalicijos atstovų pareiškė suradę išeitį. Neva prispyrus bėdai mūsų šalis gali kreiptis dėl paskolos į Tarptautinį valiutos fondą. Tačiau daugelis ekonomikos ekspertų tvirtina, kad toks skolinimasis Lietuvai sukeltų labai skaudžių padarinių. Tarptautinis valiutos fondas įsiskolina pigiai piniginę prasme, bet labai brangiai socialinę ir politinę prasme. Dėl to, kad pirmiausiai paskolos ėmimas reiškia valstybės nepatikimumą. Reiškia, tai riboja srautus tiek užsienio investicijų, dar papildomai riboja. Reiškia, užsienio bendrovė sustabdo savo planus kažką tai statyti, modernizuoti, o lygiai taip pat pabrangsta kreditai. Jeigu mes skolintumėmės jau reiškia ne per valstybę, o skolintumėmės įgyvendinti konkretiam projektam, sakykime, konkretus ūkio subjektai, tai jie jau moka žymiai brangiau. Tada mažėja pasitikėjimas ir bankų. Tai bankai nustato žymiai didesnę ir maržą. Ir atitinkamai viskas labai brangsta. Brangsta projektas nebeatsiperka dažnai, pelningumas mažėja, atitinkamai galiausiai, reiškia, tas pats procesas, kaip ir valiutos nuvertėjimo atveju, veda į tai, kad vis tik didėja valstybės nuostoliai per mokestinę sistemą ir kitus kanalus. Sąjūdžio klubo aktyvistai nelieka nuošalyje ir taip pat aktyviai dalyvauja sprendžiant šalies ekonominės problemas. Manyčiau, kad Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo nariai, mes mūsų maža saujelė, bet kiek įmanoma stengiamės prisijungti prie tokių iniciatyvų, kurios galėtų turėti teigiamų pasekmių tam, kad smulkaus vidutinio verslo galimybės išsiplėstų, galiausiai tiesiog ieškant papildomų galimybių atsižvelgiant ir vakarų šalių patirtį. Manyčiau, kad jau, kaip minėjau, po pirmo ketvirčio rezultatų suvedimo vis tik tai galbūt išryškės ir tikslingumas keisti reformų kryptį, jeigu kai kurios priemonės nepasitvirtintų. Reformų krypties keitimas nelabai malonus dalykas, bet reiks galbūt ieškoti būdų, kaip lanksčiau, veiksmingiau panaudoti tuos didelius išteklius, kurios pavyko vis tik mobilizuoti iš užsienio, iš Europos investicijų banko ir galimai iš kitų fondų. Tai dideli ištekliai, bet jie automatiškai neprikels mūsų verslo, jeigu nebus valstybės paramos ir ne vien piniginė forma. Paklaustas, kada Lietuva galėtų sulaukti pirmųjų ekonominio pagerėjimo ženklų, Antanas Buračas siūlo žvelgti jau tik į kitus metus. Vis tik tai, galbūt tik tai artimiausiam laikotarpiui tos perspektyvos nėra per daug optimistinės, kadangi neaišku, kada pavyks stabilizuoti ūkio situaciją Lietuvoje ir iš pradžių manyta, kad gal jau šiemet pabaigoje pavyks vis tik tai pasiekti, kad augimas bent, reiškia, jei neprasidėtų, tai bent kritimas galutinai būtų sustabdytas. Tačiau, daugelis pasaulio ekspertų vis tik tai pateikė jau alternatyvą ir nelabai palankę, kad gali ir sekančius visus metus užsitęsti.